Sveiki. Ši meditacija skirta smegenų neuroplastiškumui. Įsitaisykite patogiai ir paskirkite keletą minučių tiesiog surasti patogiausią vietą kūnui. Įkvėpkite giliai ir iškvėpkite. Dar kartą įkvėpkite per nosį ir iškvėpkite per burną. Ši meditacija skirta būti užsimerkus tam, kad pajaustumėt daug giliau savo vidų. Pajauskit, kaip jūsų kūnas grimsta į gilesnį atsipalaidavimą ir atpažinimą to, kas visuomet jumyse buvo. Aš jūs lydėsiu per tam tikrus įvykius. Karts nuo karto paprašysiu jūsų vaizduotės sugalvoti tam tikrus įvykius. Leiskite savo visiškai atsipalaidavus ramiai kurti ir išnirti viskam, ką tik jūsų viduje, jūsų pasąmonė yra paslėpusi. Nevertinkite ir nesistengkite paslėpti nuo savęs to, kas visuomet buvo. Tad giliai įkvėpk, iškvėpk, užsimerk ir pajaus, kaip tavo kūnas sėdi arba guli, kaip tavo kūnas remiasi į kėdę ar atlošą. Pajaus, kaip tavo rankos padėtos atpalaiduotos visiškai ant tavo kelių ar šlaunų. Galbūt pėdos spaudžiasi į žemę. Leisk, kad tavo pečiai nusileistų žemyn. O dabar su giliu įkvėpimu keliauk į savo rytą. Prisimink tą jausmą, kai tu tik nubudai. Tavo akys dar neatmerktos, bet tu jauti, kad tavo kūnas prabudęs. Šią akimirką kažkur už mano nugaros kyla lėktuvas. Taip ir tu kyli į savo rytą, į savo dieną, į savo naują gyvenimą. Įkvėpk ir iškvėpk. Prisimink, kokia būsena buvo tavo kūne. Ką tu jautėjai savo rankose? Kaip jaučiasi tavo pėdos? Nesvarbu, koks yra laikas, dabarties momentas ar tavo laikas prieš kelias valandas, galbūt prieš 10 metų. Tu viską savo kūne turi. Viskas yra įrašyta kiekvienoje tavo ląstelėje. O dabar šuoliuojame savaitę prieš. Akimirka, tu esi praeitame sekmadienyje. Koks jausmas, koks prisiminimas pirmas kyla tavo viduje? Įsivaizduok, kaip tavo smegenyse yra tarsi kompiuteris, kur vos paspaudus vieną mygtuką išnyra pati svarbiausia akimirka tos dienos. Kokią žinutę tavo kūnas tą dieną labiausiai norėjo tau perduoti. Galbūt tu gali pajausti jausmą arba pojūtį savo kūne. Nevertink, nekvestionuok, nesistenk įsivaizduoti, tiesiog tai, kas tavo viduje kyla ir yra šitos akimirkos jėga. Giliai įkvėpk, iškvėpk ir paleisk vėl šitą prisiminimą. Dabar tu esi lėktuve, girdi jo garsą ir tu kyli. Kyli į savo ateitį.
kyli į 1 metus, kurie bus po šitos dienos. Kur tu esi ir koks pojūtis tavo kūne. Ar tau šilta, gera, minkšta, lengva, o gal tu jauti stiprią įtampą. Galbūt tavo kūną kausto kontrolę. Šią akimirką ją paleisk. Tau ji nenaudinga ir nereikalinga. Net jeigu pečiuose ar kažkur savo kūne jauti įtampą, leisk ją iškvėpuoti ir įsivaizduok, kur aš esu. Galbūt tai yra vieta, apie kurią tu visuomet svajojai. O galbūt tai vieta, kur yra tavo resursas. Gamta, jūra, svajonių kelionė. Leis sau uždėti rankas ant krūtinės ir įsivaizduoti, kad visa tai jau yra tavo realybė. Įkvėpk, iškvėpk ir vėl paleisk viską. Akimirką grįžk šuoliu į tada, kai tau buvo 10 metų. Koks pirmas prisiminimas tau iškrenta viduje? Koks jausmas, koks pojūtis? Tau 10. Ar tame prisiminime tu jautiesi laimingas ar įsitempęs? O galbūt tu gali prisiminti kelis įvykius. Tas, kuris tau suteikia daug jėgų, daug džiaugsmo, būnant vaiku. O galbūt iškilo įvykis, kuris tavo gyvenime padarė įspaudą ir tu jį vis dar nešiojasi savo ląstelėse. Šiandien į viską žvelk tarsi į kino filmą. Nėra nieko gerai arba blogai. Leis sau tiesiog kvėpuoti ir stebėti savo gyvenimą. Pajaus, kad yra saugu jausti tiek praeities, tiek ateities įvykius, tiek dabartį. Ir kaip nuostabiai realybė dėlioja, kad ir kaip toli būčiau nuo jūsų, šią akimirką vienas po kito, kažkur toli kyla lėktuvai. Ir aš tikiu, kad tu juos girdi. Lėktuvas tegul šį kartą asocijuoja tas garsas tavo vidinės kelionės, per kurias tu gali keliauti savo vidumi. Išgirsk šituos paukščius ir gamtos garsus kaip palaikymą to, kad tu esi gyvas ir gyva. O dabar tiesiog atsirask vėl dabarties momente ir pajausk ranką prieš ranką laikant, kad tu turi kamuoliuką. Pajausk ir laikyk jį. Būk užsimerkus ir užsimerkęs. Jausk, tu turi kamuolį. Truputėlį paspiruokliuok ir pajausk, ten yra kamuolys. Pajausk, jisai šiltas ar šaltas. Tada įsivaizduok, kad tu jį tarp rankų tarsi rutulioji ir šildai. Tarp savo rankų tu šildai kamuoliuką. Pajaus, kokios jisai spalvos. Gal raudonas, gal oranžinis. Tu jį nuolat rideni tarp rankų. Vėl jas sudedi kartu, pajausk, ten yra šiluma. Tai reiškia, kad tavo viduje visuomet generuojasi energija. Ką į tą kamuolį tu norėtum įdėti? Pajausk, tai labai svarbu. Įdėk vidinę ramybę, visu savo dėmesiu,
įdėk į kamuolį ramybę. Įdėk vidinę taiką. Įdėk tą jautrumą, su kuriuo tu gimei, bet pasaulis nenorėjo ir nepalaikė tavo ypatingo švelnumo. Jautrumo jausti save ir kitus. Dabar visą tai įdėk. Įdėk, nes tai tavo stiprybė, tai tavo galia. Įdėk žinojimą, kas tu iš tiesų esi. Galbūt tavo protas nei už ką negali įsivaizduoti, o galbūt tiksliai žino. Bet sudėk vidinį ketinimą, žinojimą, kad tu žinai, kas aš esu iš tiesų. Ir tuomet, kai šitas kamuolys yra pilnas šitų įdėtų minčių, jausmų ir energijos, mes perskiriame ir vieną delną paimame ir turime 2 kamuolius. 2 nedidelius kamuoliukus. Vieną kamuoliuką dedame į savo krūtinę. Sutelkiame ten savo jautrumą, empatiją, švelnumą. Pirmiausia savo. Kitą kamuolį mes dedame į savo kaktą ir užpildome savo smegenis taika, ramybę ir tiksliu žinojimu, kas aš esu. Leisk vėl rankas padėti sau ant kelių ir giliai įkvėpk. Lengvai iškvėpk. Dar kartelį giliai įkvėpk. Ir iškvėpk. O dabar pramerk akis ir sugrįžk į dabarties momentą. Apsidairyk, kur tu esi. Kokia tavo aplinka. Ant ko tu sėdi, pajausk. Pajausk savo sėdmenimis, galbūt netgi nugarą ar pėdomis. Patrink delnus. Ir sąmoningai palies savo kūną, sugrąžinant save į dabarties momentą. Mūsų atmintis streikuoja tada, kai mes nebesame čia. Mes sėdime praeityje arba ateityje. Šiandien mes pakeliavome per viską. Ir tavo praeitį labai trumpai, ir tavo ateitį, bei atsiradome šitame momente. Jausmą mes galime sukurti ir praeityje, ir ateityje. Tačiau jis kyla tik iš dabarties momento. Ir pajausk, kaip tavo kūnas jaučiasi šiandien. Galbūt jis yra pilnas įtampos, o galbūt kaip tik pagaliau lengvo atsipalaidavimo. Leis sau šitą meditaciją paklausyti keletą kartų prieš miegą ir ryte nubusti žvaliai ir pailsėjus. O jeigu dar neseki mano Instagramo, kviečiu tave ten, Saulė, Pipirė, osteopatija. Sužinosi daug žinučių apie psichosomatiką. Likite sveiki.